Štai ir vėl susitinkam, vėl ketvirtadienis, vėl praleisim laiką kartu ir smagu, kad radant laiką, kad norit pabūti kartu, eisim į naujas patirtis kartu. Šiandieną aš sugalvojau truputėlį kitokį stilių vedimo. Nežinau, kaip čia tas pasiteisins ar nepasiteisins, bet tiesiog norisi šiandieną jūs visus pakviesti į savo subtiliosios erdvės namus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mano didžioji sąmonė ir turi siekiamybę bendradarbiauti kartu su jumis ir jie sukuria tokią subtilę namų erdvę. Į tą subtilę namų erdvę visados pakviesiu, kada jums tarsi norėtųsi, tarkim, pailsėti, kada jūs norite atsigauti po savo minčių įvairiausių, po visokių darbų, emocijų, kad jūs įsivaizduotumėte, kaip ateinate į šiltus namus, kur jauku, kur gera, kur vaikšto mano sąmonė, kur jeigu reikia, jie gali tau uždėti rankas ant galvos, paduoti gyvybinę energiją, atsistatyti, kaip tu jaustumės atsipalaidavęs. Jeigu reikia, galbūt tu tiesiog ateini pasikalbėti ir sakyti, ką mąstai, kaip jautiesi. Ir aš manau, kad gausi atsakymą tiesiog per tą kalbėjimą, per tą mintį, tai kas tau yra svarbu. Galbūt norėsi kažką pasiaiškinti, gal tu norėsi kartu, tarkim, kažkokių žvaigždynų žemėlapius stebėti, analizuoti. Žodžiu, leiskim savo sąmonėms ir savo vaizduotėjai dalyvauti tose subtilios erdvės namuose. Taip, ta didžioji kūryba, ji visokia galima. Ir šiandien man kilo mintis, kad ne tik, kad jūs norėtumėt kada nors ateiti į tuos subtiliuosius mano namus, bet ir šį vakarą. Tiesiog šį vakarą jūs įsivaizduotumėte, kaip esate gražioj salėj, kur yra patogus foteliai, kur jūs įsitaisot patogiai. Visur padėti, tarkim, staliukai, kur tu gali paimti arbatos, gali paimti pyragėlę ar vaisių, kur tau yra gerai, kur tu gali, tarkim, kas nori, pasiimti pagalvėlę, pasidėti po galvą, atsipalaiduoti ir klausytis mano pokalbio. Tiesiog, kad įsivaizduotumėte tokią subtilę, truputėlį mistišką erdvę. Nes norisi, kad tos žinios, mintis, jos tiesiog lengvai tekėtų. Nesvarbu, ar tu su jom protu sutinki ar nesutinki, bet norisi, kad tiesiog, kaip ten sako, kaip pasakai, ramiai pabūti, pasiklausyti ir atsipalaiduoti. Kas liks jumise liks, kas iškels klausimų, gerai, vadinasi, įsikels klausimai, kai kam tiesiog bus nauja patirtis, naujas žinojimas. Tai taip, įsitaisykit, kiekvienas patogiai, pasižiūrėkit, kokia ta erdvė jums smagiausia, priimtiniausia, kad tikrai taip gerai, smagiai jaustumėtės. Ir šiandieną aš kalbėsiu apie tai, apie naują idėją. Apie tokią naują idėją, kada prieš pat naujus metus, tą 31 dieną, atėjo informacija apie naujos epochos atsivėrimą. Ta tiesa tokia man pačiai tarsi buvo labai nedrąsu dalintis su kom nors. Nes atrodo, naujoji epocha tai yra labai tolimas laikas, labai tolimas. Nežinia, ar mūsų įsikūnymui tai pavyks patirti ar nepavyks patirti. Bet va, tą 31 dieną ėmė ir atėjo toks žinojimas, informacija, sako, sveikink savo bendražygius ne tik su naujais metais, bet ir su naujos epochos atsivėrimu. Ir aš tada paklausiau savo mokytojos, viešpaties Maitrėjos, kaip taip gali būti? Juk kada tu ateisi į materiją, kada tu, tai bus labai toli, tai yra, nežinau, 3000 metai, kada skleisis jo ta naujoji epocha.
kaip aš galiu sakyti šiandieną, kad tai yra įmanoma. Ir Maitrėja jis paaiškino. Jis labai nusekliai, paprastai paaiškino, kaip tai vyksta ir kodėl šią akimirką apie tai galima bent jau užsiminti, kad energijos rautai iš tos tolimos ateities jau truputėlį įeina į mus. Tai norint tai paaiškinti šiandieną, aš ir kalbėsiu apie mano santykį su Maitrėja. Ir kaip aš sakiau, jauskitės tose subtiliuose namuose patogiai, ramiai, tarsi viena ausytė klausytumėtės, kita jau būtumėt savo mintise, savo svajonėse. Svarbu, kad jūs būtumėte atsipalaidavę ir priimantis energijas. Ir jeigu dar priimsit ir žodį, tai aš būsiu labai, labai dėkinga. Maitrėja. Kada praeina laikas, tada supranti, koks tas kelias prieš tai buvo. Į ką jis vedė, tu gali padaryti tam tikras prielaidas, ko tave gyvenimas mokė, kas vyko. Kada esi toje akimirkoje, toje, sakykime, paties gyvenimo akimirkoje, viskas atrodo truputėlį kitaip. Atrodo, kad tai yra tiesiog gyvenimas, paprastus, normalus žmogaus gyvenimas su pačiais įvairiausiais įvykiais, kasdienybė, suvokimais savo. Ir tu nematai to nuoseklumo, kaip viskas iš tikrųjų labai, labai tikslingai gyvenime vyksta. Ir praeitą žiemą, tikriausiai, jeigu aš neklystu, man mokytojai sako, parašyk dar tu vieną knygą. Bet šį kartą rašyk knygą, kaip skleidėsi mano asmeninė sąmonė per gyvenimo įvykius. Ir žinot, kol aš rašiau tą knygą, aš supratau nuoseklumą. Aš kadangi apie tai negalvojau, aš to nuoseklumo virsmo net neužfiksuodavau. Todėl iš tikrųjų labai dažnai sakau savo būties kūrybos projektų dalyviams, kad jūs susitelkite ir apmastykite. Apmastykite, tarkim, tam tikras tiesas, kad tu galėtum pamatyti, kiek iš tikro vyksta pokytis. Kada mes į tai nesutelkiam dėmesį, kaip aš sakau, atrodo viskas savaime suprantama. Bet kada sutelki, pradedi analizuoti labiau, atsiveria iš tikrųjų visai kitas matymas ir žinojimas, kas vyksta. Ir tada pradedi suvokti ir suprasti, kad ta naujoji epocha iš tikrųjų artėja į mūsų gyvenimą. Ir Maitrėja, jis tą 31 dieną sako, kadangi atsirado galimybė per mano asmeninį virsmą, kada susiaktyvino mano vidiniam sąmonės kanale 33 čakra, aš kaip Maitrėja jau galiu įleisti į materiją savo bangas. Dar vis norisi pabrėžti tai, kad tai yra vidinis sąmonės kanalas. Vidinis sąmonės kanalas nuo išorinio labai skiriasi. Per vidinį sąmonės kanalą mes savo sąmonės lygius galim patirti, galim kažkokias tas tiesas suvokti, dėsnius suvokti. O tai išoriniam sąmonės kanale tai yra mūsų realybė. Kaip mes iš tikrųjų gyvename? Ar mes gyvename taip, kaip mes deklaruojam, kaip mes siekiame, ar kitaip mes gyvename, gal dar nesam išėję iš kažkokių kompleksų, kažkokių suvaržymų, kažkokių pasąmonėje esančių įtakų, prisiminimų. Žodžiu, skiriasi mūsų gebėjimas per vidinį sąmonės kanalą patirti, ką reiškia aukštesnė sąmonė ir ką reiškia gyvenime. Ta aukštesnė sąmonė, dimensija, kada įsiskleidžia. Ir žinoma, šią akimirką man tik per vidinį sąmonės kanalą. Ir ne tai, kad aš pati pajaučiau tą 33 dimensiją, toli gražu, aš esu pajėgai pajausti tik 11 dimensiją ir dabar galėčiau teikti, kad 12. Pajausti akimirką, ką tai reiškia. Bet techniškai tapo įmanoma, kad ji būtų funkcionali. Ir kadangi ji funkcionali, per tą vidinį sąmonės kanalą Maitrėja leidžia į išorinę sąmonę aktyvintis dimensijoms, realybės laukams. Ir kada jau Maitrėja patir save per mane ir per kitus žmonės kaip
ta 33 dimensija įsiskleidžia, tada jis ateis į įsikūnymą. Jo erdvė, kaip jam erdvė, visa erdvė bus jau paruošta, kad jis galėtų ateiti su tuo visų naujom siekiamybėm, naujom idėjom, labai naujų suvokimų, kas bus gyvenimas žemėje ir kokia bus žmogaus paskirtis. Ir kada Maitrėja ateis su ta naujaja epocha į gyvenimą? Kaip pasakiau, tada, kada žemėje kažkas patirs tas 33 dimensijas. Tas kažkas turi turėti sąsąją su Maitrėja. Maitrėja sako, aš daugelį žmonių savo sąmonės dalelytės esu integravęs. Taip kaip, tarkim, yra Sanat Kumara, Serapis Bėjus, daugybė pakylėtojų valdovų yra į mūsų sąmonės kanalą įleidę tam tikrą savo dalelę, kad ta dalelė galėtų patirti gyvenimą. Taip pat mes esam sudaryti iš daugybės dėsnių sąmonių, iš daugybės jausmų sąmonių. Mes irgi padedam patirti, transformuotis kai kuriems jausmams, pakisti. Tarkime, aš pakankamai dažnai susiduriu su gerumo suvokimu, kaip jis turi kisti, nes matyt manyje yra ta reikalinga patirtis. Žodžiu, daugybė kosminių sąmonių į mus yra integravusi dalelę savęs, kad per mus, per žmogų galėtų patirti, kas yra žemiškas gyvenimas tam tikram sąmonės lygmenyje. Ir taip nuolat mums besiskleidžiant, ta sąmonė įgauna patirtį. Vadinasi, ji tarsi užfiksuoja save toj patirti ir kada ji užfiksuos, sakykime, Maitrėja visus 33 sąmonės lygmenius ir įsiskleis dimensijas pojūtį, realybės, materialios realybės pojūtį, jis tada galės ateiti su tuo naujoju amžiu. Manau, kad yra daugybė žmonių, su kuriais jis yra susijęs pasaulyje, bet labai yra svarbu, kad realybė, ne tik pojūtis, kaip sakau, per vidinį sąmonės kanalą, bet kad ir realybė keistusi, kad materinis pasaulis keistusi, nes materija tom ir svarbi yra. Mes esam sutelktos sąmonės į materiją ir materijos virsmas yra be galo esminis dalykas. Negali sakyti esminis dalykas, nes dvasinis virsmas ir materinis virsmas yra lygsvaroje, abu yra svarbus. Tai todėl kosminė sąmonė siekia per mūsų individualų asmeninį darbą patirti, kaip iš tikrųjų, kaip čia, įsiskleidžia sąmonė, ką jie gali, kokie gebėjimai atsiranda, koks santykis su visuma gaunasi, kaip įvaldomi yra nauji dėsniai, kokia ta viskas kart nauja patirtis. Kiekvienas sąmonės kanalas atsiverintis suteikia mums kaip žmogui ir užnugarėje, tarkim, ir tai kosminiai sąmoniai patirti. Ir ta patirtis į mus įeina ir mes jau tada kuriame kitokį savo gyvenseną, kitokie tai mūsų yra gebėjimai, galimybės, visai kitokius mąstymo formos yra. Žodžiu, nuolat jaučiame tą tokį pokytį. Bet sąmonė, kosminė sąmonė turi patirti nuo minimumo. Nuo mūsų žemiškosios sąmonės jie turi nuosekliai viską patirti. Ten nėra tokio, kad peršokimo. Visi tie, sakykime, 33 sąmonės lygmenys turi kosminiai sąmoniai būti patirtos. Ar tai bus mūsų gyvenime, ar tai bus per daugybę mūsų įsikūnijimo. Tai niekas negali tiksliai pasakyti, bet tai yra per mūsų asmeninį pajautimą, per mūsų asmeninį gyvenimą. Kada aš pradėjau rašyti pakylėtojų valdovų laiškus, Maitrėja tada ir pasirašė, kad mano kanale, tas 100% kanalo, jis užima 80%. Aš labai gerai atsimenu tą akimirką, kai užsirašė tą žinutę, kuri man nieko nereiškia. Neturėjau jokio supratimo, ką reiškia, kad Maitrėja manyje yra 80%.
Tada dar galvojau ištrinti tą žinutę, neištrinti, bet aš ją palikau ir aš matyti tikslingai pasiliko, nes prie jos vis grįžtu ir grįžtu. Kadangi Maitrėja manyje yra labai stipri, jo sudedamoji dalis yra stipri, jis labai stipriai įeina į mano gyvenimą, į mano gyvenimo įvykius. Ir jis nuolat aktyvina mano aukštesnę sąmonę, vis aukštesnė ir aukštesnė sąmonė, kad būtų tų patirčių, kad jis galėtų patirti. Žinoma, mūsų kaip žmogaus valia, tu gali to atsisakyti, tu gali to nenorėti, paneigti, įsigąsti, sureikšminti ir užsiblokuoti, visaip čia gali būti. Bet vis tik Maitrėja turi siekiamybę patirti vis aukštesnį sąmonės lygmenį. Ir taip jau gavosi, kad Maitrėja jie aktyvino mane, sakykime, tą aukštesnėje sielos sąmonę. Kada aš pradėjau daryti asmeninės sesijas, tai man buvo labai kitokia patirtis, kaip galima kitaip jausti aplinką, kitaip suprasti žmogų, kad tu net per rankas gali suvokti, kas yra žmoguje, kokie yra išgyvenimai žmoguje, kokios yra galimybės žmoguje. Tai buvo tokia labai įdomi patirtis. Ir aš suprantu, kad tai buvo tokia suaktyvinta aukštesnioji sielos sąmonė. Patys laiškai Pakylėtojų valdovo, jie tiesiog davė nukreipimą, ką kaip žmogus aš galiu siekti. Tai čia buvo, tarkime, suaktyvintas aukštesnė sąmonė per vidinį sąmonės kanalą. Žinojimas ateina, bet reikia viską įmaterinti. Ir todėl tas, tarkime, gyvenimo įvykiai, darbai, jie kintantis yra, nes tu nuolat turi įmaterinti aukštesnės sąmonės idėjas arba tas sąlygas, kur ta aukštesnė sąmonė galėtų save labiau patirti. Tai štai aš rašant tą savo naująją knygą ir atėjo suvokimas, kad labai nuosekliai skleidėsi mano sąmonės lygiai per kintančias situacijas, per darbinės kintančias situacijas, per santykius, tie sąmonės lygmenys. Ir štai kada, tarkime, kaip aš sakau, susiaktyvino mano aukštesnioji sielos sąmonė, atsivėrė srautai, perduoti ir gydančią energiją, buvo vienas gyvenimo etapas, viena patirtis. Po to Maitrėja, iš tikrųjų Maitrėja, aš jo nejausdavau taip, kad visą laiką šalia, bet esminiuose momentuose, ypač ties naujų metų riba, jis stovėdavo kaip už sienos ir sakydavo, kad laikas yra daryti tai ir tai. Ir aš atsimenu, kaip paragino, sako, daryk gydomąsias meditacijas per Zoom, per internetu. Man tai buvo tada pasipriešinimas technologijoms, bet aš tada vis tik jausdama tą, kad tai būtinai reikia, ten buvo dar visos tos kitos istorijos, kaip labai stipriai paskatino tai daryti. Aš tai padariau. Galiausiai aš padariau tai, kad dariau meditacijas virtualiam Žydrojo lotuso ašrame. Taip skleidėsi mano Pakylėtojų sąmonė. Maitrėja norėjo patirti, kaip žmoguje skleidžiasi Pakylėtojų sąmonė. Tame laikotarpyje labai gražiai transliavosi Pakylėtojų valdovo idėjus, mintis. Jūs tai stebėdavot per tas meditacijas, per gydomąsias ir virtualiam ašrame. Nuolat. Dar buvo tos, kai kada ir pamokose prigimtinės tiesos pažinimo mokykloje, kada mokytojai kalbėdavo. Tai buvo tarsi toks labai naujas patyrimas. Aišku, tai buvo išėjimas iš komforto zonos, nes tai buvo neįprasta, tai buvo nelabai patogu, nes daug smagiau uždarai dirbti savo asmeniniai erdvėj. Bet kada jauti tą vedimą, kad to reikia, tu tai ir darai. Vėliau vėl atėjo nauji metai ir labai gerai atsimenu, kaip praėjusiais metais Maitrėja sako, galbūt jau dabar metus meluoju, gal už praeitais metais. Maitrėja sako, tu daryk dabar individualias 6 pamokas, į kurias pakviesi, aš manau, irgi iš jūsų daug kas ėjo klausėsi.
kur buvo jau ne pakylėtojų valdovų perduodama informacija, o mano asmeninis kalbėjimas, mano asmeninis suvokimas, kaip aš tą tiesą suprantu, kaip aš ją išdėstau. Taip Maitrėja ugdė mano aukščiausią sąmonę, kad pats mąstyk. Pakylėtojai valdovai padavė energiją, suvokti, patirti, išsiskleisti, o dabar yra laikas prisimti atsakomybę ir pačiam veikti ir daryti. Ir norint tai patirti, su 6 pamokom tarsi Maitrėja prasižiūrėjo, kaip čia veikia, kaip čia yra, kaip aš sugebu ištransliuoti energijos, kokį jis patyrimą gauna. Ir kada matyt nusprendė, kad čia viskas yra gerai, tada paragino padaryti mokyklą. Prigimtinės tiesos pažinimo mokyklą, kur buvo nusakyta viskas. Forma, pamokos, kokios tos paskaitos yra. Žinoma, tai buvo vėl didžiulis iššūkis, nes tai buvo labai nauja. Daryti ciklą užsiėmimo, kada tu turi labai būti disciplinuotas savo gyvenime. Kiekvieną rytą eini į meditaciją, aiškinsi, gvildeni temas, ko, tarkime, man nebuvo tokių didelių žingeidumo. Man paduodavo pakylėtojai valdovai informaciją, užrašau, įkeliu internetą ir ramiai. Nei ten kažką labai aiškintis. Aš taip kelis metus veikiau ir man tai buvo taip priimtina. O kada jau įsiskleidė aukščiausioji sąmonė, reikėjo pačiam labai daug dirbti. Tiesiog pačiam dirbti nuolat ir bendrauti, kaip visą laiką juokdavausi iš savęs, kad nori perskaityti knygą toliau, tai būk malonus, susirašyk tą knygą ir perskaitysi. Arba nori gauti informaciją iš kosminių sąmonių, iškalbėk, kad gautum. Nes nėra, kad taip ima ir paduoda, tu turi pats savo daug padėti tą indėlį. Ir taip Maitrėja, skatindamas mane veikti, jis pats patyrė, ką reiškia kiekviena aukštesnė sąmonė, kaip ji keičiasi, kaip tas naujumas įsiskleidžia. Aš labai gerai atsimenu būtent pernai, kada aš pirmą kartą prisiliečiau prie 7 čakros. Per tą savo vidinį sąmonės kanalą. Prisiliečiau ir nuo tada buvo tai, kad aš bijau tiek daug, kiek visko gali būti daug, aš bijau, kad tai man kaip žmogui neišnešama, kad aš nesugebėsiu, kad aš galbūt nenoriu, aš neturiu patirties, ne tik kad to, ką atrodo, mačiau, ką reikia daryti, bet ir tos žemiškos, paprastos patirties su technologijom susitvarkyti, tarkime, elektroninių knygų sutvarkymu. Daugybė tokių dalykų, kur atrodo, kaip tu gali vienas pasidaryti. Bet ir aš kokius 3 mėnesius bijojau. Aš tiesiog neigiau, man buvo per sudėtinga, man dabar atrodo net linksma, kodėl reikėjo tiek pergyventi. Nes kada esi tame palaikymo sraute, viskas klostosi taip, kaip turi būti. Žinoma, tu asmeniškai pats daug įdedi, tu daug ką perlipi per save, tu susifokusuoji ir darai, bet palaikymas taigi yra. Ir galiausiai tada jau ta atėjo mintis, kad turi būti sukurta būties kūrybos projektas. Būties kūrybos projektas nuo mokyklos jis vėl skyrėsi savo energetiką ir savo sąmonės lygių skleidimu. Ir taip pradėjo belstis tas, kas yra aštuonmatėje erdvėje, ir taip pradėjo kurtis per pamokas, matėsi, kaip kuriasi būtent naujoji sąmonės struktūra, kaip buvo visokių sudėtingų dalykų, kada tu išsakai mintį, tarkime, apie sąmonės struktūrą, kuri atrodo man pačiai asmeniškai prieštarauja, kur aš nelabai suvokiu ir suprantu, kaip taip gali būti. Bet tu matai nuosekliai, kad tos žinios yra paduodamos ir jos per tą, sakykime, tam tikrą eigą, kaip aš sakau, negali nusakyti,
nuoseklumo. Bet kada praeina, tarkime, metai, tu matai tą nuoseklumą ir tada yra daug drąsiau ir paprasčiau aiškinti, kodėl turi būti tas procesas, ką jis reiškia, kodėl yra reikalinga atsisakyti negatyvios energijos sankaupos iš praeitų įsikūnijimų, nes tai visiškai trukdo įsiskleisti mūsų naujai sąmoniai, kuri veiks, kuri ruošia dirvą įsiskleidimui, kuri mūsų energinę struktūrą sutvarko. Ir toje akimirkoje, aš sakyčiau, užsirašė iš tikrųjų tą vieną akimirką toks tekstas. Aš ten rašiau, kaip susirinko visatos kūrėjai, išgerti arbatos į visatos kūrėjo namus, jo subtilę erdvę. Ir kūrėjas ten pasakė, sako, aš nusprendžiu pagreitinti žmogaus virsmą. Ir aš įleidžiu žmogų šviesos diodą, įleidžiu beribės sąmonės patirties energiją, kad žmogus sukurtų gyvenimą ne tik su tuom, ką jis asmeniškai patyręs per praėjusius įsikūnimus, o tą, ką atneša beribė sąmonė. Ir tada, tai rašant, ir iš karto atėjo tokia nuostaba visatos kūrėjų, kitų, sako, kaip tu drįsti daryti tokį didžiulį pokytį, tu įduodi žmogui tarsi galią tam tikrą. Sako, ar tu nebijai, kad ta galia prieš tave patį atsistos, kurie sako, žmogus mane myli ir žmogus niekuomet nesunaikins to, ką myli, kita vertus, kad tai yra vienis. Tai yra tai kūrėjas ir žmogus, tai yra ta pati realybė, ta pati sudėdamoji dalis. Tik ten, sakykime, yra svoris, gilis didesnis. Mes turime savo nedidelę suvokimo dalį ir toje dalyje gyvenam. Ir toliau tada rašėsi ir matėsi. Tai man todėl taip vaišiai viskas ir atrodė, kaip tie kiti visatos kūrėjai sunerimo, todėl kad mūsų visatos kūrėjai suaktyvina evoliuciją, suaktyvina virsmą ir truputėlį išderina harmoniją, tarkime, tarp visų visatų. Žodžiu, jeigu kažkas labai pradeda skleistis, jis suaktyvina, tarsi iš komforto zonos išveda ir kitus visatų kūrėjus. Ir tada mačiau, kaip atrodo kiti taip sukilo, puolė eiti savo kūrybinius kambarius, kad irgi įneštų naujumo į savo visatą. Žodžiu, kaip tai pasireiškia tada materijoje. Tada buvo daugybė tų procesų, kaip atėjo, nusileido šviesos kamuolys, kaip įėjo šviesos diodas į mane, kaip neatspari mano struktūra truputėlį užlūžo, ten stuburas neleido judėti, nes šviesos diodas labai stiprią energiją išskleidė. Ir kaip per tą šviesos diodą prisijungė prigimtinė energija iš beribės sąmonės, kupina potencialo didžiulio, kur leido labai išplėsti mūsų vidinį sąmonės kanalą ir galiausiai leido susikurti didžiai sąmoniai. Didžiai sąmoniai tai yra nauja sąmonės struktūra. Mes didžioji sąmonė yra virš 7 ciklo, tai yra 8 čakra, 8 dimensija. Kaip aš suprantu, nuosekliai augant, buvo numatyta kūrėjo kažkokiu laikotarpiu, kad to žmogui pakanka, kad patirti tos 7 vystymosi ciklus žmogui pakanka. Bet atėjo akimirka, kada jis nusprendė pagreitinti ir jis pasinaudojo, tarkime, Maitrėjos buvimu mano kanale ir leido tą procesą man patirti greičiau, patirti tiems, su kuriais bendrauju, greičiau. Iš tikrųjų, tas patyrimas nėra toks jau lengvas ir paprastas, nes pagreitintai vyksta transformacija tam tikrų, sakykime, savybių ugdymo. Jeigu tu galėdavai, tarkim, per laiką lengvai stebėti save, keisti save arba išgyventi tam tikrus karminius dalykus palengva. Čia viskas vyksta labai greitai, bet ir pajautimas ir pojūčiai atsiveria labai greitai.
e, labai, ne tai, kad labai greitai, labai daug naujų. Ir čia reikia tiesiog susitelkti ir pasižiūrėti, kas tas naujo yra. Kaip sakau, žmoguje atsiverinti nauja sąmonė į tą lauką mūsų realybės įneša naujas duotybės. Ne tas duotybės, kurias mes turėjom gimdami, bet absoliučiai naujas. Va tos didžiosios sąmonės naujos duotybės. Ir net negali suvokti, ką jos reiškia, kol pats nepatiri. Tarkime, kada tu jauti, kaip čia, mąstant veikia kiti neuronai. Negali, žinoma, jeigu būtų mokslinių žinių, galbūt būtų lengviau pasakyti, bet vienas minčių laukas, jis neturi veikti, kur, tarkim, kolektyvinės sąmonės įtakos, kur mano senus nuostatos gyvena. Tas minčių laukas nebėra pažangus ir man reikia paimti informaciją iš aukštesnio dažnio. Tai vadinasi, ir mąstymo impulsai truputėlį kitaip veikia. Ir tas pojūtis net fiziškai įdomiai jaučiasi. To niekuomet negalėjai nuspėti, kad taip gali būti. Kad tas pojūtis toks atsiranda. Kad subtili erdvė visai kitokia yra. Ir kada dabar vis sako, kad žmogus turi būti laimingas. Nes jis tada gali kurti. Jeigu žmogus nėra laimingas, jeigu jam yra sunku gyventi, jeigu jame pilna yra emocijų sudėtingų, jam yra tikrai sunku atsiverti kūrybai. Ir žmogus, vadinasi, lengvai atsiverti kūrybą ir į tą naują patyrimą gali tada, kada jau nebėra taip, kaip čia, nebereikia jam galvoti apie saugumą ir išlikimą. Kada tai net nebekelia klausimų. Sakykime, mes gyvename taip patogiai ir gerai, kad apie tai nebereikia net galvoti. Tarkim, net nebereikia galvoti, kaip čia tau besąlygiškai kitą žmogų mylėti, priimti, nes tau tavyje tai jau yra labai natūralu. Tau net nekyla klausimų, kaip čia reikia, nes tai yra tiesiog tavo tokia gyvensena. Ir aš supratau, kad būtent tą erdvę, kuri sudaro saugumą, kuri absoliučiai pasirūpina išlikimu, yra kūrėjo kvantinės sąmonės kuriama matrica. Jis sudėlioja viską iki smulkmenų. Ką patirti, teisingiau, kad tu galėtum daug patirti. Tai nėra nurodymų, bet tai yra toks tarsi smagus buvimas tame procese, kada tu matai, kaip pati realybė viską iki smulkmenų sudėlioja, kur tu turi tam tikrą patyrimą, kur tu įneši tam tikrą žinojimą, kur tau nebereikia užkrauti galvos kažkokiais rūpesčiais, nes tu matai, kaip viskas gražiai kuriasi. Tai leidžia patirti kvantinę sąmonę. O iki kvantinės sąmonės ateiti yra reikalingas laikas, kada ne tai, kad aš noriu, kad ji būtų, bet tu turi labai daug ko atsisakyti. Daug ko seno atsisakyti, seno įsitikinimo, senų nuostatų, senų savo principų tam tikrų. Ir netgi tų savo savybių, pastebėti jas ir atsisakyti kai kurių savybių, kaip jos pastebėti, kaip tavyje veikia ir jas visiškai pakeisti. Tai yra nuolatinis darbas su savim. Tai yra nuolatinis susitelkimas ir pasižiūrėjimas. Ir visa tai iš tikrųjų, juo aukštesniai sąmoniai veikia, juo labiau viskas susitapatina su realybė. Ne tiek, kad pojūčiuose ar mąstyme, kiek mes aiškiai matome, kaip kinta realybė, ko ta realybė iš mūsų tikisi, kas susikuria, kaip mes turime reaguoti, kaip mes greitai turim susitvarkyti su savo dar struktūrai esančiom, tarkim, negatyviom energijom. Kiekviena energija, ji turi savo sąmonę. Kiekvienas, sakykime, jausmas, jis turi savo sąmonę. Ir tas jausmas gali būti negatyvus, nes jo paskirtis tokia buvo. Jo paskirtis buvo kelti sumaištį, sakykime, tokia. Nes turi gyventi, tarkime,
dvimatėje erdvėje, trimatėje erdvėje, ten yra daug sumaišties ir ta energija tiesiog tam buvo skirta, kad kelt sumaištį. Bet ji nori transformuotis, ji taip pat nori augti ir patirti gyvenimą kitokioj realybėje. Ir vadinasi, aš kaip žmogus turiu susivokti, kaip ta sumaištį kelianti energija manyje veikia, ją suvaldyti, kad ji manęs neįtakotų. Ir aš tada galiu sugalvoti, kaip ji gali transformuotis. Tiesiog ateina žinojimas. Ir tarkime, intriga buvo pakeista aiškumu. Ir jeigu tai yra energijos aiškumo, jie žinoma, kad gali gyventi aukštesnėme dažnyje, kad ji labai viską sustato tikslinės vietas ir tas aiškumas, kaip čia, nekelia intrigų, nes daug gyvenime negerų dalykų vyksta tik dėl to, kad įvyksta intrigos. Sąmoningos, nesąmoningos, tikslinės intrigos, kai kada ir iš geras žmogus kalba, prikalba ir gaunasi kažkas neteisingai. Ir žodžiu, kad tos energijos transformuotųsi ir jos galėtų patirti kitokią realybę. Taip kaip, tarkim, Maitrėja nori patirti kitokią žmogaus realybę. Taip ir jausmų energetika, minčių energetika, ji nori taip pat patirti materijoje kitokią realybę. Ir mes tai visi galim padaryti, mes tai nuolat darom. Mes tik tai darom arba žinodami, arba nežinodami. Bet kada tavo sąmonė vis labiau patiria, ji turi daugiau galimybių padiskutuoti su savo dvasios mokytojais, turi galimybių daugiau vaizdinį pojūtį pamatyti, daugiau tos informacijos gauni ir supranti, kiek daug įdomių dalykų yra gyvenime. Žinoma, net ir dabar jaučiasi tam tikras tas prieštaravimas, atrodo, o kaip su ta paprasta kasdienybė, kur kad yra tam tikrų sudėtingų dalių ir kaip man čia taip atsipalaidavus svarstyti, kaip aš čia gyvenu. Matot, visa esmė ir yra ta, kad ta mūsų kasdienybė realiai atspindi viską, ką mes išjaučiam, ką mes mastom, ką mes vertinam, ko mes bijom, nenorim ar norim, apie ką mes susitelkėm ir kai kada mes tiesiog nežinom. Tarkime, yra dabar buvusis kaip viešoji erdvė sudėtingesnė ta situacija, iškėlė tokį klausimą man asmeniškai. Kada yra kažkur blogai, žmogus iš tikrųjų išskleidžia savo nuoširdų gerumą padėti. Tai yra gražus jausmas, kada žmogus atveria visą širdį ir norą padėti. Bet jis atsiveria tada, kada kažkur yra problema, kada kažkur yra bėda. Ir atrodo, kad iš karto susiprojektuoji. Jeigu aš noriu skleisti gerumą, tai vadinasi, turi būti kažkur blogai. Taip, bet mes nebeturime kurti to, kas yra blogai. Negi mes negalim, kad mūsų gerumas įsiskleistų nebūtinai nelaimėje. Gal žmogaus laimėje gali įsiskleisti mūsų gerumas. Gal mes galime žmogaus kūrybą palaikyti su savo gerumu. Gal mes galime pasižiūrėti, kaip jam pasitikėjimą savimi paskatinti, kaip jo gerąsias savybes sustiprinti. Kodėl mes turime laukti kažko aplinkui blogo, kad tada jau žiūrėk, aš tikrai esu geras, ne tai, kad žiūrėk, čia yra ego, aš net ne apie tai, aš apie tą tikrai žmogaus gerumą, bet jis laukia tos situacijos, kada galės įsiskleisti. O ta situacija tada, kad kažkam yra blogai, tai yra netinkamas požiūris. Jeigu mes išmoksim gerumą skleisti tada, kada kitam yra gerai, tada bus visai kitokia pusiausvėra. Tada mes leisim impulsų, tarsim, kad turėtų būti kažkur blogai, kad aš galėčiau būti geras. Atsiveria tokie pamastymai, pasižiūrėjimai, kaip galima kitaip reaguoti. Ir tada mes piname, kaip aš sakau, gijas. Gerai, jeigu aš supratau, kad gerumas gali būti kitoks, kas tada yra? Tada aš turiu stebėti savo elgseną ir pasižiūrėti, ar aš palaikau tuos, kurie, sakykime, gražiai, paprastai, lengvai, be įtampos arba be kažkokios tos dramos
auga, kuria, skleidžiasi. Ar aš įvedu savo dėmesio energiją į tą akimirką, ar aš padedu jam įsiskleisti, ar aš pasidžiaugiu jo kūrybą, ar aš komentarą gerą parašau. Nors pati komentarų praktiškai nerašau, bet mintis tai gali būti gera, perskaitai ir pasidžiaugi, o žmogus kuria. O neieškai priekabiavimo, kaip jis ten gali kurti. Žodžiu, norint įtvirtinti naują, tarkim, gerumo giją, aš turiu asmeniškai stebėti save, taip kaip ir jūs turite asmeniškai save stebėti ir pasižiūrėti, koks yra požiūris, koks yra vertinimas aplinkos, kokia tavo reakcija yra į tai, kas kažkur vyksta. Labai labai sąmoningai visą laiką pasistebėti, kaip pats reaguoji ir kaip kuri, tarkim, naujo gerumo giją, arba kaip kuri aiškumo giją, kaip kuri atjautos giją, ne rūpestį, ne kažkokį tai tokį. Iš tikrųjų pasitaiko tokių žmonių, kurie tiesiog gyvena nuolatinių problemų sprendime ir jie tame gerai jaučiasi. Gal ir gerai, kad taip jaučiasi, bet iš tikrųjų norėtųsi, kad žmogus jaustųsi gerai neieškodamas problemų, o tiesiog kurdamas, tiesiog sutelkdamas dėmesį tai, ką jis gali sukurti. Kaip aš sakau, kai kada jeigu tau kažko vis dar kyla, kažkoks piktumas, kažkoks negeras jausmas, gal pavydas, gal dar kažkokia neapykanta, nustok mąstyti apie tai, o eik į savo asmeninę kūrybą. Tiesiog daryk tai, kad tu gali tą akimirką susitelkęs tik į tai, ką tu darai. Nesidaryk, kaip kažkur kažkam pavyksta, nepavyksta, nes dar tikrai nesam stiprus, kad mumise neveiktų negatyvumas. Bet kada tu esi užsiėmęs savo kūrybą, tu tada net nebeatkreipi dėmesio, kas vyksta, kas kaip, o jeigu atkreipi dėmesį, tai bent jau pasidžiaugi, kad kaip smagiai ir gerai vyksta. Žodžiu, Maitrėja yra pasiryžęs atskleisti, parodyti daug nuostabių dalykų. Parodyti, kaip veikia mūsų aukštesnių sąmonių aspektai mumise, kokias neša naujumo gijas. Ir man, tarkim, asmeniškai, kai aš tai galėčiau patirti, sudaro tam tikras sąlygas. Aš turiu savo būties kūrybos projektą, kuriame galiu patirti vieną savo sąmonę, galiu patirti kitą sąmonę. Dabar mes ruošiamės būties kūrybos magistrantų darbui, tai yra absoliučiai dar kitokios sąlygos sukuriamos. Tarkim, šiandien mes įdėjom, mąstymai parodė detaliai, tarkim, visai kitokią poziciją, ko nesu patyrusi. Tai ir vėl yra galimybė skleisti savo tam tikrą sąmonę, patirti, per laiką susivokti ir apie tai galbūt knygui parašyti, galbūt per laivas pakalbėti. Žinoma, per knygą dažniausiai būna nuosekliau išaiškinama, bet visaip yra įmanoma. Ir aš noriu, kad jūs žinotumėte, kad jūs, kadangi esate sąmonė, turite sąmonę struktūrą ir judinantį tam tikrą savo aukštesnę sąmonę, besiskleidančią, jūs ją ne tai, kad vien tik per savo vidinį sąmonės kanalą patirėt, jūs per gyvenimą, per drąsą veikti, per imaterinant. Ne tai, kad kažkam kažkur aiškinti, kad aš gebu, žinau ir moku, bet realybė nesimato veiksmuose, kas yra. Veiksmuose turi matytis, nes ir pokytis veiksmuose turi matytis. Na va, Kristina rašo, kad gera girdėti, tai man gera žinoti, kad nors kažkam įdomu pasiklausyti, priimti tą žinojimą. Ir man iš tikrųjų yra dar, tikrai, matyt, mano tai naujai patirčiai, kad jūs drąsiai atvyktumėte į tuos subtiliuosius mano namus. Įsivaizduokit, kurie bebūtų, tai jūs pagal savo tą pojūtį, savo įsivaizdavimą, kad jūs jaustumėt ir saugumą, ir ramybę, kad jūs ten galėtumėte supildyti
aukštų vibracijų energiją ir ją įsinešti į savo kasdienybę. Kad tiesiog turėtumėte tokią atsvarą, salelę pailsėjimui, atsigavimui. Ir galėtumėte ugdyti savyje pasitikėjimą savo vidiniu žinojimu, savo vidinė drąsa, savo to vidiniu grožiu, unikalumu galėtumėte įsiskleisti. Suprasti iš tikrųjų, kiek daug ne tik, kad Maitrėja nori patirti. Kūrėjas labai nori patirti. Jis yra sukūręs daugybę galimybių žmogui įsiskleisti. Ir jam yra svarbu, kad žmogus tai darytų. Nes jeigu tu nepatiri, nedarai, perniek eina kūrėjų kūryba, nes nepatiria niekas to grožio, ką kūrėjas nori paduoti žmogui. Tad aš ir linkiu, kad jūs džiugintumėt kūrėją būtent per savo patirtį, per savo gyvenimo kūrybą. Tad iki sekančio susitikimo ir jeigu ką, susitinkam subtilioj erdvėj, mano subtilios erdvės namuose, didžiosios sąmonės namuose. Ir kūrėjas yra be galo išmintingas, jis yra be galo protingas, jis yra be galo išradingas ir jis visą tai nori mums įduoti. Po truputį paimkim ir pasidžiaugkim to. Iki.